Kągi, sveiki visi. Eina mūsų skydas jau į pabaigą, tai nepaprastas čia išmanaus būto skydas. Visas skydas padarytas ant KNX sistemos. Skydas padalintas į dvi dalis, apie kurias toj jums plačiau ir papasakosiu. Bet prieš pradedant mano pasakas, kaip visada, prenumeruojam mūsų kanalą, dedame laikus po šito video ir rašome jūsų komentarus. Taigi, išmanaus būto skydas. Išmanaus būto skydas šitas padarytas tokiu būdu, kad realiai dabar mes jį nuimsim nuo šito stelažo, pakrausim į mašiną, nuvešim į objektą, pastatysim į jo vietą ir per vago rinklės viską pajungsim į tam tikras vietas. Visi kabeliukai, kurie pas mus čia eina, visi sužymėti, išskyrus šitų, nes šitie tai matosi, kad čia tiesiog pliusas minusas langų valdymas, truputį sužymėjom čia markerį. Draugai, manau, žinote, kad mes atliekame elektros montavimo darbus, įskaitant įkrovimo stotelių montavimą ir išmanių namų įrengimą. Taip pat mes darome namų ir elektros skydų projektus. Bet be elektros darbų mes dar ir pradėjome vystyti savo internetinę parduotuvę, kur jūs jau galite surasti mūsų gipso kartono drožtukus, gręžimo šablonus, gręžimo karūnos mūrui ir monolitui. Taip pat ten surasite įtampos kontrolės relės, viršytampių ribotuvus, įvairius įrankius. Ir taip pat nesenai mes papildėme savo asortimentą įvairiom šelį išmaniom relėm. Be viso to mes galime sukomplektuoti jums jūsų namo arba būto elektros skydą. Jums tai reikia atsiųsti mums paštu savo pravestų kabelių sąrašą ir mes parinksime jums jūsų skydo medžiagas ir pasiūlysime gerą kainą. O už papildomą mokestį galėsime ir sujungti jūsų skydą. Nuoroda į mūsų parduotuvę ir visi mūsų kontaktai yra šito video aprašyme. Mielai lauksime jūsų apsilankymą mūsų internetinėje parduotuvėje, o dabar grįžtame prie mūsų video temos. Taip, taigi, skydas prasideda iš tiesų vot nuo šitų rinklių. Čia mes pajungsim mūsų įvadinį kabelį ir iš čia mūsų paskirstimas jau nukeliauja iki viršytampio ribotuvo, 2 + 3 kategorijos ir taip pat eina į įtampos kontrolės rėlės padavimą. Šitie du įrenginiai apsaugos ir mūsų vidinius įrenginius namuose, apsaugos nuo viršytampių ir linijinės įtampos. Lygiai taip pat jie apsaugos ir mūsų šitą visą įrangą, kuri yra pakankamai brangi ir ją reikėtų papildomai apsaugoti. Toliau iš įtampos kontrolės relės jau mūsų kabeliai ateina į nuotėkio rėlę. Nuotėkio rėlė 100 mA stovi visam įvadui. Paskui, kaip matote, dar yra atskiros nuotėkio rėlės, jau 30 ir 10 mA, jau kitiems dalykams. Iš nuotėkio rėlės pas mus dar užmaitintas automatas, į kurį pasijungs rezervinis maitinimas. Tai yra, bus stovės akumuliatoriai specialūs ir taip pat stovės papildomai upsas. Jam atskiras stovi vienfazės automatas ir reiškis, čia jisai pasijungia. Išeina į šitą gniptiną, čia pasijungs pačio upso atėjimas, upso grįžimas ir įjungus šitos automatus jau per upsą užmaitintas pas mus transformatorius automatikos visos, užmaitintas serveris ir switchas. Reikalingi šitie dalykai turi būti užmaitinti per upsą, nes tarkim, ir šitie dalykai, čia yra davikliai. Tai visokie dūmų davikliai temperatūros, CO2 davikliai, visi davikliai, jie turi likti išlikę, ta prasme, per upsą, kad nenusimuštų sistema ir kad sistema dar tam tikrą laiką galėtų stebėti, kas pas mus vyksta namuose. Tai va, po upso, čia po upso šitie 3 automatai. Vėliau jau eina mūsų paprasti standartiniai automatai, standartinės apsaugos, tai čia apsaugos visokių įrenginių, rozečių, kaitlinčių ir visa kita. Vienintelis dalykas, kad rozetės, apšvietimas, apie apšvietimą dar plačiau pakalbėsim, bet rozetės eina per tokius kontaktorius. Šitas kontaktorius, pirmąją funkciją, kad jisai gali tiesiog atjungti ir įjungti jūsų rozetės. Ta galima padaryti. Galima pririšti mygtuką, galima pajungti per serverį ir valdyti telefonu.
Taip pat galima padaryti kažkokį master jungtuką arba, kadangi į tą pačią sistemą bus prijungta ir signalizacija, banaliai arba net ir smart, reiškia smart užraktas, banaliai išėjus iš namų, uždarius namus, su smart, reiškia su smart užraktu, išėjote iš namų, darė jūsų duris, įsijungė signalizaciją ir atjungė, tarkim, visas rozetės, kurios nereikalingos. Pasiliko, tarkim, tik tai šaldytuvo rozetė. Tai va, todėl pajungta per aktuatorių. Taip pat šitas aktuatorius savyje ir turi matavimo funkciją, tai yra kiekviena linija gali atskirai matuoti, koks yra šiuo metu suvartojimas. Ir to reikia dėl dviejų dalykų, galbūt ir dar dėl daugiau dalykų. Tai pirmas dalykas, tai jūs visą laiką galite stebėti nestatinės situacijas. Tarkim, pas jūs sugedo koksai nors boileris, ypatingai šio būtų atveju, čia elektrinis šildymas, tai pas jūs sugedo kažkoks boileris, apkalkėjęs ar dar kažką, jums iškart sistemą jūs galite padaryti taip, kad jinai pradėtų signalizuoti apie tai, kad pastavė kažkas negerai, pastavė žmogau, boileris pastoviai pradėjo ryti per daug elektros. Reiškia, jį reikia taisyti, jį reikia žiūrėti, kas su juo vyksta. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, naudojant power metering funkciją, jūs galite pasidaryti visokius savo scenarius. Tarkim, pats populiariausias, apie kurį jau irgi ne vieną kartą šnekėjau, ir rozetė, televizoriaus rozetė, per kurią eina, reiškia, televizorius ir jūs įjungus pultų televizorių. Aktuatorius pajaučia, kad pas jūs padidėjo suvartojimas ir jūs parašot scenarijų, kad jeigu suvartojimas padidėjo nuo tiek iki tiek, pas mūsų užsidaro žaliuzės, pas mūsų išsijungia šviesa ir pasidaro toksai kino režimas, kino žiūrėjimo režimas. Tai va tokia va funkcija pakankamai įdomi, pakankamai patogi. Tai tų funkcijų galima sugalvoti ir daugiau. Taip, toliau pas mus eina virtuvės apsaugos. Tai čia viskas standartiškai, nuotikė relė, trifazės automatas kaitlintei ir du vienfaziai automatai virtuvės rozetėm. Kaitlintė pajungta per kontaktorių ir šitas aktuatorius valdo tik tai kontaktorių. Tai reiškia, kaitlintės suvartojimo mes čia nematuosim. Tai kaip ir minėjau, visas grindinis šildymas čia yra elektrinis ir čia vėlgi tokia vat funkcija, kad visas grindinis šildymas eina per aktuatorių, aktuatorius matuoja jo suvartojimą ir galit net stebėti, kiek kuris kambarys kiek sunaudoja elektros. Ir vėlgi atsiradus kažkokiem pažeidimam ar dar kažkam, ar blogam veikimui, jūs pagal suvartojimą galite identifikuoti, kad kažkas yra pas jūs negerai. Sekanti eilė, tai čia pas mus 2-3 faziai automatai, tai čia pas mus bus momentinis šildytuvas ir garo dušo kabina. Jie irgi lygiai taip pat, nors aišku jie galėtų, bet tada turėtų būti galingesnis aktuatorius, iš tiesų gal ir nebūtinai, bet pagal projektą buvo suprojektuota, kad šitie dalykai eina per kontaktorius, bet čia sakyčiau, kad suvartojimą galima būtų irgi stebėti, kad matyti ar neapkalkėja sistema. Čia automatai iš tiesų liko rezerviniai, vienas dar automatas bus panaudotas, čia bus transformatorius, kuris užmaitins audio sistemos priėmėjai. Aš nežinau, čia toksai kaip stiprintuvas, negalingas, kiek matau 4 išėjimai po 30 W, tai jisai pakankamai negalingas, bet jisai prisijungia prie bendros sistemos, galite įjungti muziką iš bet kur, tai čia dažnai padaromos kažkokios audio kolonėlės vonioj, duše, kad jūs galėtumėte įjungti ramią muziką ir atsipalaiduoti po sunkios darbo dienos. Dar apatinė eilė, kaip matot, jeigu matot, galimai, kad nematot, yra nuotikėrėlės, tai čia vėlgi vonios kištukiniai lizdai, terasos kištukiniai lizdai ir dar papildomai langų šildytuvai. Kas tai langų šildytuvai, dar ir pats nežinau. Šitie du transformatoriai, čia yra transformatoriai, kurie paverčia 220 V į 24 V, iš jų išeina 2 pliusai, 2 minusai, 2 pliusai, 2 minusai ir įeina į šitos aktuatorius. Prasideda čia ir visas šitas aktuatorius, jisai skirtas tik taim dalykam. Čia pas mus langų automatika.
Tai stovi varikliukai ir jie automatiškai gali reguliuoti langų atidarimą, uždarimą. Tai va tokie dalykai. Taip, toliau pas mus čia yra switchas, į kurį pasijungs internetas, tai reiškia, kad jums nereikia kažkokio atskiro skydo, kur pas jūs stovės visi modemai, įrenginiai ir visa kita. Pas jūs stovi tiesiog switchas, pas jūs užvesti internetiniai kabeliai į jėgos dėžę, čia pasijungia internetas ir jūs turite internetą. Savaime aišku, iš pradžių reikia dar jam paduoti tą internetą. Taip, šitie 3 įrenginiai, labai įdomus įrenginiai. Pirmas iš jų, tai čia paprastas dimeris, jisai dimerios 2 šviestuvus, kurie bus miegamajame kambaryje. Šitie 2 įrenginiai čia yra konverteriai iš KNX signalo į dalys signalą. Dalys signalas, tai pas mus iš tiesų nėra kaip standartiniai ten elektros instaliacijoje, kad pravesti ten laidai iki jungiklio ir iš jungiklio eina iki ten kokio nors, pavyzdžiui, šviestuvo. Ne, čia yra padaryta viena šviestuvų linija daly, jai reikia 5 gyslų ir ten yra fazė 0 žeminimas ir daly pliusas, daly minusas. Tai čia tie daly pliusas, daly minusas visai skirtas valdymui. Ir iš to kiekvienas daly šviestuvas turi savo adresą ir jūs nepriklausomai nuo to, kad jo maitinimas vienoje linijoje, jūs kiekvienam šviestuvui galite priskirti savo funkciją, savo mygtuką, savo kažkokį įrenginį, kuris jį įjungs. Tai reiškia, kad jūs čia sutaupot daug. Aišku, jūs ne apie taupimą čia eina kalba, bet čia dingsta tas poreikis vesti kiekvienam šviestuvui atskirą laidą iš skydo, ypatingai jeigu tai išmanus namas, tai vedasi iš skydo dažniausiai, kad pasijungtų prie aktuatorių. Tai va, tas dalykas dingsta, atsiranda tik tai viena linija, mūsų atveju tai 2 linijos, nes atsirado, būtas yra renovuojamas ir dabar buvo iš pradžių viena daly linija, dabar atsirado tos daly linijos 2. Tai vienas aktuatorius skirtas senai linijai, antras skirtas naujai linijai. Tokia sistema. Taip pat visi tie daly šviestuvai gali būti dar ir dimeriuojami. Toliau eina štai toks va dalykas. Čia jungsis yra projektėlė pas mus kažkur pažymėta. Prie šitų dalykų, tai jiems transformatorius 24 AC voltų. Jie pajungti iš apačios ir iš viršaus čia pasijungs 8 davikliai. Iš tiesų, man atrodo, pagal projektą jų yra 6, tai yra temperatūros davikliai. Šitie dalykai, matos temperatūra, tiksliau matos termometras, perduos informaciją šitos dalykus ir šitie dalykai jau galima pagal tai dėlioti kažkokius scenarius, tarkim, įjungti vėdinimą, atidaryti langą arba įjungti kondicionierių ir begalę kitų variantų. Ir paskutinis dalykas, apie kurį dar nepakalbėjau, tai čia KNX Smart Meteris. Čia pasijungs jam įtampa, prie jo pasijungs štai tokie matokliai. Štai tokie matokliai. Ir šitie matokliai galės matuoti jūsų generuojamą elektros energiją, jeigu jūs turite saulės elektrinę. Ir galės matuoti suvartojamą elektroenergiją. Ir čia esminis dalykas yra tame, kad šitas daiktas, Smart Meteris, jisai dar gali ir duoti signalus, tarkim, jūsų išmaniam namui. Jeigu, tarkim, pas jūs yra per aukšta jau temperatūra ir mato jisai, kad saulė generuoja daug elektros, tai jisai gali automatiškai duoti komandą jūsų, tarkim, kondicionieriui, kad reikia šitą namą atvėsinti. Tuo labiau elektros mes dabar turim nemokamai. Arba taip pat gali duoti signalą įkrovimo stoteliai, gali duoti signalą dar kažkokiem dalykam, nežinau, boileriui, tarkim, yra pas jūs aktuatorius, net nebūtinai reikalingas išmanus boileris, yra aktuatorius. Ir jisai jaučia, kad atsirado saulės generacija ir pasakė, kad mes įjungiam A6 kontaktą. Įsijungia A6 kontaktas, ant jo pajungtas boileris ir jūsų boileris pradeda šildyti vandenį. Vakare atėjus namo jau saulė taip negeneruoja, bet pas jūs jau pilnas boileris vandens, galima maudytis. Taip, didžioji dalis įrangos mūsų skyde buvo pasirinkta jungt, nes jungt tai
vokiška kokybė, tai patikama, tai pakankamai brangu, bet nuo to stipriai aplamai išmanus namas yra brangus, todėl čia yra labai svarbu ir kokybė, ir kad tai ilgai veiktų. Turbūt dar kelis žodžius reikėtų pasakyti apie šitos vago gnybtus. Tai šitie gnybtai iš tiesų turi vieną pajungimą iš apačios, tai čia fazinis, jisai tiesiogiai sujungtas su šito pajungimu. Taip, toliau pas jį yra nulinis pajungimas ir žeminimas. Žeminimas pasijungia į vieną bet kokią vietą ir susijungia su visais per dinbegelį, ten eina specialus toksai spiroklinis sujungimas ir pas mus per dinbegelį žeminimas eina per visus gnybtus. O nuliniams, nes čia irgi tai labai svarbu, nes tarkim šitą pusę, jinai pas mus eina per notikerėlį. Tai eina štai toks srovėlaidis, jisai įsistato, atpjaunam kiek mums jo reikia, įstatom ir tada išsitraukia tokie liežuvėliai. Tai išsitraukia ir užsideda ant šito dangtelio. Taip mes galime paskirstyti, kokie iš šitų gnybtų bus prijungti, kokie nebus prijungti. Ir tarkim, jeigu reikia kažkokį nulį atjungti dėl tam tikrų priežasčių, nežinau, šiam kartui nesugalvosiu, dėl kokių tai gali būti, bet tarkim, reikia atjungti. Tai tokiu atveju mes tiesiog patraukiam liežuvėlį. Arba, pavyzdžiui, variantas, kad pas mus eina, o čia eina fazės, kurios eina į notikerėlę, bet notikerėlę aš nusprendžiau panaudoti štai tokį gnybtą. Tai aš šitas atjungiu, iš notikerėlės nulį pajungiu į šitą gnybtą ir visus kabelius, kuriuos jungsiu čia, tai fazės aš sujungsiu per vago jungtį, o nulinius visus sujungsiu per šitos gnybtus, o žeminimą jau pajungsim į jam skirtas vietas. Taip, šitos gnybtus mes irgi savaime aiškiai panaudosim, nes daugumai įrenginių reikia irgi nulinio ir žeminimo kontakto. Tai nulinio reikia ir transformatoriam, ir svičiukui, ir šitam transformatoriui, ir šitam, ir dar keliam iš jų reikia ir žeminimą. Tai žeminimą mes paėmėm iš šito, nulį iš šito. Dabar tik vienintelis dalykas, kad iš čia mes dar nepajungėm, bet tai pajungsim šitas 3 žeminimus, iš kur galima viską pajungti, ko reikia. Šitam įrenginiui irgi atskirai reikalingas maitinimo šaltinis, 24 voltų, tai tam maitinimo šaltiniui irgi vėlgi reikės atskiros fazės, nulio ir žeminimo. Tai todėl irgi čia mes jį panaudosim. Taip. Pats išstavęs šitas skydas nėra labai technologiškai kažkoks itin sudėtingas, bet tam tikrų momentų iš tiesų yra. Tai, kad surinkti gerai tokį skydą, iš tiesų iš karto reikia pasidaryti projektuką, principinę schemą, kad renkant jūs negalvotumėt, ką aš čia kur turiu kaip pajungti, o kad jau jungtumėt pagal paruoštą schemą, taip pat ta schema reikalinga bus, kad ateityje surasti kažkokias galbūt problemas, nesklandumus ir dar jūs visą laiką pagal schemą žinosit, kur kas paėm. Taip pat čia, kaip matote, sumarkiruoti yra visi laidai, to reikia, tas markiravimas atitinka skaičių ant schemutės ir dabar tiesiog atidarius skydą mes matome, kad tarkim pas mus 5 kabelis, kad pas mus 5 linija, 5 laidas ir mes iš karto vizualiai galim jį pamatyti, kur jisai pajungtas. Tai truputį daugiau dėmesio įdėjus, jūs greitai pamatysit, kad jisai tarkim prijungtas prie šitų 2 įrenginių. Tai todėl visi išėjimai pas mus sumarkiruoti ir visi įėjimai irgi sumarkiruoti. Ir taip jums daug lengviau yra pamatyti, kur kas eina. Markiravimui naudojam štai tokį printerį. Čia įsistato speciali kasetė su termokembriku. Tai įstato tokią kasetę. Čia jau stovi su paprastais lipdukais, bet buvo su termokembriku. Parašot ant klaviatūros užrašą, skaičių, pavadinimą, raidėm, skaičiais nėra skirtumo. Parašot, atspausdinat, užmaunant ant jūsų kabeliuko, užmaunant ant jūsų laido ir su paprastu fenu užpučiat, kad jinai susitrauktų. Tai štai toks skydas, tiek trumpai apie jį papasakojau, nežinau, jeigu bus dar klausimų, visą laiką galite užduoti juos komentaruose
Jeigu jums reikia elektros skydo tokio arba paprastesnio, paprasta, tai visi mūsų kontaktai yra šio video aprašymai ir pilnas internetas yra mūsų kontaktų. Visą laiką galite surasti, drąsiai mes projektuojam, surenkam, išsiunčiam, pajungiam elektros skydus, taip pat atliekam visus kitus elektros montavimo darbus, tai nuorodas, kaip ir sakiau, rasite mūsų video aprašyme. Taip pat ir ten rasite nuorodą į mūsų internetinę parduotuvę, kur irgi galėsite surasti daug visokių įdomių dalykų. Pavyzdžiui, va štai tokias maikutės. Iki!